Pagal mane projektas turi tave įkvėpti, o netempti atgal, kuriuo buvai. Aš esu įsitikinęs, kad antras golfas savo naują savininką labai smagiai džiugins ir antras golfas kaip mašina, kaip bildas, kaip projektas puoš Lietuvos gatves toliau. Todėl aš nesijaučiu, kad tai yra kažkoks praradimas. O, aš džiaugiuosi, nes golfą pardaviau lietuviai, nes man prieš tai siūlė vokiečiai, man atrodo, kad nupirkti golfą, nes jie norėjo įdėti V8 Porsche motorą. Tiesiog daryti tokį crazy buildą. Ir aš kaip jūrų kiaulytę kalbėdamas telefoną, tik tai sucipiu ir toks, aš nenoriu, kad tiek meilės ir darbo įdėta į mano kūdikį, kažkas paimtų ir tiesiog variklį 100 dėtų V8 ir turbūt sudaužytų kažkur trasai. Tai kaip ir minėjau, džiaugiuosi, kad aš vis dėlto pardaviau lietuviui, nes aš tą golfą galėsiu matyti tam pačiam Facebook'e arba gatvėse, jeigu kažkur užmatys, arba parodose. O man tai yra tokia kaip kūrybinė laisvė naujiems projektams ir jokių būdų ne pabaiga, o tiesiog dar vienas ateinantis gyvenimo etapas. Svarbiausia, kad viskas vyktų su ta pačia idėja. Keep it fun. See